Duok, nors biškį pafilmuosiu, jau tiek to. Pasfilmuok biškį. Tokiam aukšti. Tokiam aukšti. Aha. Tai ką, paskui tokio grožio nors tiek matysis, kaip vyksta darbai gaudimo. Kurgi. Nu, pirštinės tai tau reikėjo užsidėti. Ir kablio gero reikia. Norėtųsi, kad nenukristų, štaigi. Pakračius uždengti reiktų. Aha. Kabinamas spėtinikas. Nu ką, žinai, gali kratyti, bet tik spėtinikas geriau, kad jis biškį pasuktas, aiškus. Taigi va, ir pirštinės gerai tau būtų. Nes tu kai krestelsi, tave visą puls. Neturi kišenį pirštinių? Nepatinka, kad nesinešioji pirštinių. Nu tai ten jau gerai, su kokiu reikia pagaliu krestelt. Šitaip tai ne, tu neturi jokio pagalio. Šitaip krestelsi. Bandyk. Nežinau. Nu tai kai bus, nežinau. Neaišku, kas ten yra, aišku dabar. Bandyk nulipinėt gal. Arba stovėk nejudėdamas, susitvarkęs rankas. Lipa per šitą tavo. Per visas šitas kampas spėtiniko, pilnas bičių. Ir per skylutes, ir visas aplipęs. Tegu pastovi spėtinikas, jį palik tenais. Nes dabar ant jo labai daug. Ir mažu ten sulis. Nulipinėk. Tau negerai judėti. Tu geriau stovėk tada. Visas spėtinikas aplipęs. Skylutė pilna. Skylutė šitoj pusėj. Čia grotelės. Aišku, tai va, kad skylutė būtų, nežinau, bet vienu žodžiu spėtinikas dabar visas aplipo. Mažu jos sulips. Tai tada nulipinė gal. Tau nebereikia nieko daryti, priver gal biškį, bet... Ir lipk žemyn tada. Bandyk leistis patikiuką. Aha, visas spėtinikas pilnas. O, kad tu pabrauktum biškį su šakele. Sulys, jeigu... Nulipinėk, paskiau, dabar lipk.
Mažu. Va, kaip kaba. Nu, ir ateik pažiūrėti dabar. O ten kita skylutė yra. Aha. Aha, jos eina. Va, matai? Nu, biškiai į mane.